Nu, stop, biškėlį. A važiuojus kur toliau? Važiuojus. Aš tai važiaus. Kun darom? Prieš kelionę ilgą. Įpilkiam. Ką gerą prasimaišyt. Žinot, kas čia? Čia ir moto atominis metalų kondicionierius Maximum varikliams. Va. Kun tas reiškia? Čia toks dalyks, kaip vadinama liaudį keramika. Aš jau tokia sumojus. Jo, prieš 1000 kilometrų. 1000 kilometrų nuvažiavau. Važiavau off-roadu, dabar važiavau su lygiu keliu. Kadangi čia tik 2 litram, dėl to rekomendacijas yra riebesnį mišinį padaryti. Prieš naudodamas perskaityk instrukciją. Prieš naudojimą produkto temperatūra turi būti ne žemesnė kaip plus 25. Kadangi dabar 22, teik betrūkst. Sukratykite balioną. Reikia gerai išplakti hebra. Daug kas naudoja instrumentą neteisingą. Dėl to gerų instrumentų naudojams nepalei paskirti arba bloga, nepaskaičius instrukcijas, neprived prie teigiamų rezultatų. Saugo kelienus irgi netūpčiok, atsitūpsint ant kokie akminokai bus tau, kadu nepadės. Suplak ir anon reik įtaisom kur nors, kad būtų laba šilta. O mes čia anon įdėsim, kad būtų laba šilta. Ir užveskiam ir pašildykiam variklį iki darbinės temperatūros. 2, 3, važiuojam! Oh yeah! Palaukiam, kol nustos dirbs ventiliatorius. Tyla. Būtent reikia palaukti, kad užgestų ventiliatorius. Dabar visiškai variklis karštas. Ir kol mes turim šašlykų. Mega turbo, šmurbo, mega twin turbo scroll chip tuning. Va taip yra. Demonstracinė versija. Supilsim į variklį, į seną variklį, į kažkokį, važiuojantį motociklą, kur jūs važiuojate. Toliau nei iki ženklo savo miestą. Santus, spiritus, vini. Kliuku iš to mažo buteliuko. Taip yra. Tok prevencijai prived prie motociklo supresavimo su užlaužtų gazu. Beje patarėms. Tas mažas buteliuks nuo parskerstimų lenciogų, sankabų sudilusių, prašokančių greičių dėžių, kalančių variklių su nutrūkusiais vožtuvais negelbės. Užvedam ir pabirbinam 5 minutės. Moto Maximum. Puiku.